Tai kas tave įkvėpė imtis komedijos? Nežinau, aplinka turbūt ir noras būti ant scenos, užlipti ant scenos. Man visada patikdavo linksminti žmonės, juokinti žmonės, tai tiesiog natūraliai. Kiek dabar šiais metais turėjai įvairiausių stand-up renginių? Dabar bus kokių apie 80, metai dar nesibaigė, bet jau ir pasirodymai nebedaug likę, nes mes pabaigiam šitą turą ir tada metus darysim pertrauką. Tai tiesiog aš manau per metus bus iki 100 gal renginių kažkas tokio. Kada pirmą kartą į sceną išėjai? Open mic'as ar tiesiog pagrindinis renginys? Jo, tai buvo atviro mikrofono renginiai, jie buvo tik prasidėję Lietuvoje. Tai buvo gal trečias iš viso toks renginys, tai buvo do 8 spalio 6 arba 8. Kokių kuriozų yra įvykę per tiek, kiek tu stand-up'e esi buvęs? Oi, tai kad čia mikrofonas nesuveikia ar kažkas ten, tai čia dažnai būna. Yra per mūsų pasirodymą susimušę žmonės, yra kartą per pasirodymą link manęs jau ėjęs žmogus, kuris norėjo muštis. Yra žmogus, kuris ieškojo manęs užkulisiuose po pasirodymo, nes jam nepatiko juokelis, kurį pasakiau net ne apie jį. Tai būna tokių dalykų kartais, bet jų vis mažiau. Publika vis supranta, kas tai yra. Kokių publika dažniausiai nori juokelių? Publikai visada labiausiai patinka, kai jie atpažįsta, ką jie mato, tai kažkas, kas yra apie juos. Jeigu aš dabar užlipčiau, tarkim, čia ant scenos, aš gimoniai juokaučiau turbūt apie gamerius, nes čia daug yra gamerių. Kiek žinau, tu su Vaidotu Šiožiniu ir Bartuševičiumi esi kaip komanda. Kiek jūs kartu, kokių gal kolaboracijų esate darę? Aš manau, mes atsibūnam vienas su kitu per tuos, jeigu sakau, vien šiemet ten apie 80-100 pasirodymų, mes ir taip daugiau laiko praleidžiam negu su savo šeimom, tai mes kitus dalykus labiau darom, kai nesam humoro klube. Ar nebūna kažkokio perdegimo? Stengiamės, kad nebūtų, tai dėl to dabar ir darysim pertrauką, kad dar spėtume užkardyti. Ačiū tau, geros dienos tau, sėkmės. Ačiū, Žemės. Ačiū.